Labadiena. Labadiena visiems. Sveiki susirinkę į pirmąjį respublikinį liaudiškų šokių festivalį Mazgytinis. Ir šventę atidarė ne bet kas, o Vilniaus miesto savivaldybės Kirtimų kultūros centro tautinių šokių ansamblis Vilniaus Pynimėlis. Jie šoko šokį žibintininkai, choreografijos autorė Agnija Šeiko, muzika Jono Petrausko, ansamblio vadovas gerbiamas Edgaras Suprūnas.
Labai gražus, labai toks mistinis šokis, bet iš tiesų tai tik pradžia tokia tamsoka. Labai melodinga, jūsų laukia labai graži, turininga programa, labai daug geros muzikos, labai daug gražių šokančių lietuvaičių. Ir mes visai netrukus paskelbsime šio pirmojo festivalio atidarymą. O dabar kviečiame šių namų šeimininkę, Jonavos kultūros centro direktorę Jurgitą Serapinę. Labadiena, mėly žiūrovai, svečiai ir dalyviai. Tiesą sakant, galvodama, ką šiandieną pasakysiu į sceną atėjusi, tiesiog sumaniau, kad reikėtų tokią priešistorę papasakoti. Kaip ruošianti šiam festivaliui, pas mane į kabinetą užsuko liaudiškų šokių Varūna vadovė, iniciatorė šito festivalio Gerda ir pasakė, kad nori festivalį pavadinti Mazgytinio vardu. Iš tikrųjų labai apsidžiaugiau ir tam turėjau labai daug priežasčių. Vyresni jaunaviečiai tikriausiai prisimena, kad ilgus metus šiame kultūros centre dirbo seniorų šokių kolektyvas Mazgytinis. Kolektyvas, kuris aplankė aibę šalies festivalių, švenčių, konkursų, o taip pat garsino mūsų vardą Jonavos ir užsienyje. Kolektyvas, kuriam Nacionalinis kultūros centras suteikė pirmajam šiuose rūmuose repetuojančiam kolektyvui pirmą kategoriją. Tai yra labai aukštas įvertinimas ir šokėjai tikrai žino, kad Lietuvoje tai pats aukščiausias įvertinimas. Ir kas labai džiugu, šitas kolektyvas į mūsų meno kolektyvų šeimą atvežė ir aukso paukštę. Tai yra nominacija, kuri reiškia tam kolektyvui, kuris gavo geriausio vardą, geriausio Lietuvoje seniorų šokio kolektyvo vardą. Ir galbūt prasminga yra, kad festivalio Mazgytinio pavadinimas dabar atgimsta festivalio formate ir aš manau, tai yra teisinga. Na, už savo ruoštų žiūrovai noriu padėkoti jums. Visų pirma, tikriausiai noriu padėkoti kolektyvams, kurie atsiliepė į mūsų kvietimą ir atvyko į mūsų šventę. Aš noriu, mielieji, padėkoti jums, kad jūs atsiliepėte į mūsų kvietimą ir atėjote palaikyti šokėjų. Iš tikrųjų linkiu visiems gerų emocijų, mėgaukime šokiu. Juk šokis tai nėra tik judesys. Šokis tai yra istorijos. Šokis yra mūsų visų identitetas. Šokis yra mūsų visų bendrystė. Ir paskutinė mano misija, pradedant renginį, yra paskelbti, kad liaudiškų šokių pirmasis respublikinis liaudiškų šokių festivalis skelbiu atidarytą. Na, draugai, festivalis atidarytas, o atidaryti, žinoma, turbūt reikia nuo šeimininkų, nuo jonaviškių. Jonavos kultūros centro liaudiškų šokių grupė Varūna gyvuoja jau 15 metus. Tai energingas ir draugiškas kolektyvas, puoselėjantis meilę lietuviškam šokiui, tradicijoms ir bendrystei. Kolektyvo taisyklės paprastos. Mylėk lietuvišką šokį ir nebijok smagaus iššūkio. Tai yra suktis šokio ritmu. Šokti niekada ne per vėlu. 2024 metais kolektyvai suteikta pirmoji kategorija. Na, o scenoje matysime šokį iškilmingas aplinkinis žolinėlis. Choreografija Vytauto Buterlevičiaus, muzika Algimanto Bražinsko, kolektyvo vadovė jau minėta Gerda Mykolaitienė. Padrąsinkime plojimus.
apšilimą padarėm, jūs irgi miklinate rankytes, kol šokėjai miklina savo kojytes, o su Gediminu mes skubame pristatyti kitus festivalio dalyvius. Tai kiti svečiai atvyko iš Prienų. Turėjome trumpą diskusiją, ar jie dzūkai, ar suvalkiečiai, tai sakė, tik tai prie stalo galima šitą klausimą išsiaiškinti. Tai iš Prienų kultūros ir laisvalaikio centro atvyko vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas Ringis. Ringis daugiau kaip 25 metus šoka lietuvišką sceninį šokį. Daug nukeliauta, daug dalyvauta įvairiuose konkursuose ir festivaliuose. Laimėti visi apdovanojimai, kuriuos galima gauti šioje kategorijoje. Kolektyvas džiaugiasi Viešnagė Jonavoje ir mums sušoks iš karto 2 šokius. Kokius, Kristina? Taip, savo ką čia smulkintis, mes iš karto jums porą parodysim. Tai pirmasis šokis. Kalviai, choreografija Raimundo Markūno, muzika Kęstučio Lipeikos. Ir antrasis šokis Kalvių polka. Choreografija Raimundo Markūno, muzika aranžuota Vilimo Malinausko. Kolektyvo vadovas Raimundas Markūnas. Pasitikime svečius.
Prienų vyriokai, ir kalviais pabuvo, ir moteriškės pasuko. O šį sceną kviečiu vėl Jonaviškius, Jonavos kultūros centro liaudiškų šokių grupė Varuna, kuri pašoks šokį labai įdomiu pavadinimu Spridikis. Sakė, bus daug greitesnis, negu pačioj pradžioj, ten šiek tiek lyriškai šoko, sakė, bus ir greičio ir daug daugiau energijos. Šokio choreografija priklauso Jurgitai Plepytei Skirpstei, muzika lietuvių liaudies, taigi Varuna. Labai smagu iš tikrųjų girdėti tokį auditorijos palaikymą, tikrai ovacijos įspūdingos. Na, o dabar noriu pristatyti kolektyvą, kuriam turbūt buvo trumpiausia kelionė iki Jonavos, tai Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus liaudiškų šokių grupė Volungė. Šokių kolektyvas įkurtas 2000 metais. Šokėjai aktyvūs Lietuvos dainų švenčių, tarptautinių ir respublikinių festivalių konkursų dalyviai. Šiais metais kolektyvui suteikta pirmoji kategorija. Koncertavo Estijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Turkijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Kroatijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir net Jungtinėse Arabų Emyratuose. Veržlumas, darbštumas ir darni komanda tai vieni pagrindinių Volungės sėkmę lemiančių veiksnių. Kolektyvo kredo su šypsena ir šokiu per gyvenimą. Ir dar kaip šypsos jau gražiai pasitempė, išsirikiavę savo akmes, nesismulkinsim vienu įkvėpimu, iš karto du šokius pašoksim. Pirmasis šokis ant kalno karklai siūbavo, choreografija Jolantos Tendienės, skambės Vaidoto Macijausko aranžuota lietuvių liaudies daina. Ir antrasis šokis subota, choreografija Justo Nagrodskio lietuvių liaudies muzika. Na, o kolektyvui vadovauja Virginija Čereškienė Beviršė. Taigi, sėkmės Kėdainiškiams.
dėkojame kėdainiškiams. O dabar į sceną skuba Kauno rajono Garliavos kultūros centro šokių kolektyvas Vija. Kolektyvus du Kauno rajono kolektyvus – Mintinį ir Vija. Šokėjai dalyvavo šokių festivaliuose Lenkijoje, Latvijoje, Kroatijoje, Lietuvos šimtmečio dainų šventėje praėjusiais metais. Nuo 2024 rugsėjo mėnesio kolektyvas priklauso Garliavos kultūros centrui. Ir jie mums sušoks šokį Kviestinis. Choreografija Stanislavo Vaitkevičiaus, muzika lietuvių liaudies, kolektyvo vadovas Edgaras Šnipaitis. Smagu matyti tokią gyvą ir aktyvę publiką. Ir dabar norėčiau pristatyti svečius iš Elektrėnų kultūros centro. Liaudiškų šokių grupė Vijūnas. Vijūnas skaičiuoja jau ne pirmą gyvavimo dešimtį. Kolektyvas įsikūrė dar praėjusiame tūkstantmetyje, 1999 metais. Ir iki dabar būrė lietuvių liaudies meno entuziastus, šokėjus, puoselėjančius tradicinio meno vertybės. Šokių kolektyvas sėkmingai atstovauja Elektrėnų savivaldybę daugelyje Lietuvos ir užsienyje vykstančių renginių ar konkursų. Dalyvauja Lietuvos dainų šventėse, draugų turi visoje Lietuvoje. Vijūniečiai neapsistoja ties Lietuvos žemėlapiu ir savo veiklos geografiją yra išplėtę visoje Europoje.
Nuo pat gyvavimo pradžios šokėjai aplankė daugelį valstybių. Šitaip atsirado įvairūs apdovanojimai ir pripažinimas. Ir elektriniškiai mums dabar parodys labai gražų šokį Dirižablis. Edgaro Supruno sceninė kompozicija, Eugenijaus Čiplio išplėtota lietuvių liaudies muzika, kolektyvui vadovauja Angelė Pačesienė. Šokėjams, kokia gera emocija, kokia gera energetika, aš pagalvojau, nepasakiau svarbaus dalyko. Žiūrovai, kurie jau esat labai silpnų nervų ir nelaiko tie nervai, tai žinokit, galite eiti čia į priekį šokti, kviesti kaimyną už parankės ir paleisti susikaupusias visas įtampas ir susikurti savo šventę. Tai tikrai šokti nedraudžiama, ploti ir šypsotis būtina, o pas mus į sceną sugrįžta Kauno rajono Garliavos kultūros centro šokių kolektyvas Vija. Šokis Vakaruškos, choreografija Juozo Gudavičiaus, muzika Broniaus Mūro.
Oho, kokia energija. Antrąjį šokį mums dovanos Elektrėnų kultūros centro liaudiškų šokių grupė Vijūnas. Jie šoks Skaisgijos polką. Choreografija Stanislavo Vaitkevičiaus pagal lietuvių liaudies muziką.
Su kokias Marija Polkutė visus sveikina Elektrėniškė, o aš dabar skubu pristatyti kolektyvą, kuris sukūrė bene ilgiausią atstumą, turbūt iš visų šios dienos dalyvių ir atvyko iš nuostabaus ežeringo gražaus Ignalinos rajono. Ignalinos rajono kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Gaja. Liaudiškų šokių kolektyvas Gaja įkurtas 2005-aisiais. Kolektyvas mielai koncertuoja savo miesto, savo krašto bei respublikos žiūrovams, dalyvauja įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, edukacinėse programuose, pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventėse. Su didžiausiu malonumu ruošiasi koncertinėms išvykoms į kitas šalis ir jau ne kartą šoko Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Čekijos, Italijos, Norvegijos, Makedonijos bei Kroatijos žiūrovams. Gaja propaguoja įvairių Lietuvos regionų liaudies šokius, ratelius, muziką. Jų tikslas puoselėti ir išsaugoti liaudies kultūrą ateinančiams kartoms. Kolektyvo kredo – gyvenimas tai šokis. Arba tu šokdini, arba šokdina tave. Ir jie mums sušoks šokį Sidabro lakiutė. Choreografija Vitmanto Malčiunsko, muzika Sauliaus Petreikio, kolektyvo vadovė Elena Skripkauskienė. Sidabro lakiutė, sidabro, sidabro lakiutė, sidabro. Svečiuota, sidabro, sidabro lakiutė, sidabro. Laukų linuliuoti, sidabro, sidabro lakiutė, sidabro. Modulės damuoti, sidabro, sidabro lakiutė, sidabro.
norėčiau pristatyti kolektyvą, kurį matėme pačioje pradžioje, bet jis nebuvo, sakykime, tinkamai pristatytas. Tai Vilniaus miesto savivaldybės Kirtimų kultūros centro tautinių šokių ansamblis Vilniaus Pinimėlis. Šie metai Vilniaus miesto savivaldybės Kirtimų centrų tautinių šokių ansamblį Vilniaus Pinimėlis yra jubiliejiniai. Kolektyvui sukanka 20 metų. Taip, nuo pat įkūrimo pradžios dalyvavo visose respublikiniuose ir regioninėse dainų šventėse, ansamblių vakare, kitose renginiuose. Lietuvišką kultūrą pristatė gastrolėse užsienio šalyse – Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Danijoje, Argentinoje, Urugvajuje, Brazilijoje, Sakartvele, Šiaurės Makedonijoje, Azorų salose, Baltarusijoje, Rusijoje ir Vokietijoje. Kiekvienais metais kolektyvas parengė naują teatralizuotą teminę programą. Programos eisija, virsmai, santės, mūsų dienos kaip šventė, kai burin jaunystė sueina, parvažiavo saulė, pamalūno sparnais, metai pagal Kristijoną Donelaitį, per Vilniaus miestų eisva ir kitos. Vilniaus Pinimėlis nebijo naujovių, mėgsta eksperimentuoti ir džiuginti Lietuvos ir kitų šalių žiūrovus. Taip, ir šį festivalį jie atvežė šokį premjerą Vilniaus Krakoviakas. Choreografija Ligitos Vaičiūnaitės, muzika ir žodžiai lietuvių liaudas. O šiam šauniam kolektyvui vadovauja Edgaras Suprūnas. Netrūksta, o aš antrajam šokiui kviečiu Ignalinos rajono kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupę Gaja. Šokis Senamiesčio polka, choreografija Vidmanto Mačiulskio, muzika Stasio Dimkevičiaus.
Scenos grindys gyvos veikos, nei vieno įlūžimo, viskas patikrinta, atlaikė tokius trapsėjimus, gali atlaikyti viską. Taigi noriu pristatyti svečius iš Panevėžio kultūros centro, vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas Miestelėnai. Miestelėnai įkurtas 2005 metais, rudenį Panevėžio kultūros centre. Tai darnus vienminčių panevėžiečių sambūris, kuriuos visus vienyje meilė lietuviškam šokiui ir prasmingai veiklai. Šokių kolektyvas Miestelėnai nuo pat įsikūrimo aktyviai dalyvauja ne tik koncertinėje veikloje, bet ir šokių festivaliuose, dainų šventėse bei konkursuose Lietuvoje ir užsienyje. Per 19 veiklos metų šokių kolektyvas Miestelėnai jau aplankė nemažai pasaulio šalių, savo tautiniais šokiais garsindami Lietuvos vardą. Kolektyvo moto – linksminkimos, linksminkimos, pakol jauni esam. O Miestelėnai atliks šokį Miestelėnų valsas. Choreografiją Justo Nagrockio girdėsite Editos Gumauskaitės išplėtota lietuvių liaudies muzika. Kolektyvo vadovas Justas Nagrockis. Štai koks galantiškas, gražus Miestelėnų valsas. O dabar pristatau dar vieną kolektyvą, kuris dar šiandien neišbandė Jonavos kultūros centro scenos. Tai Raudontvario kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas Vėjo malūnėlis. Kolektyvas sukasi kartu jau 22 metai. Esame linksmi, mylintis šokiai, saugantis tautinį palikimą ir mėgstantis bendrauti bei draugauti. Esame skirtingi ir unikalūs, bet tuo pačiu panašus, nes mus jungia vienas tikslas ir džiaugsmas – liaudiškas šokis, o mūsų šūkis – tegul sukasi. Ir matysime šokį Gumbinė. Choreografija Vidmanto Mačiulskio, muzika Jono Petrausko, kolektyvo vadovė Jolanta Zizienė. Kaip dabar išeisim? Gumbinė!
Dėkojame Raudondvario šokėjams. Antrajam šokiui į sceną grįžta Panevėžio kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas Miestelėnai. Šokis Kalniškių kadrilis. Choreografija Stanislovo Vaitkevičiaus. Lietuvių liaudies muzika aranžuota Vilmanto Kratavičiaus. Ir taip, antrąjį šokį mums dovanos Raudondvario kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas Vėjo malūnėlis. Olytės polka. Choreografija Vidmanto Mačiulskio, muzika Rolando Bučmio. Thank
smagiesiams vėjo malūnėlio šokėjams ir pasveikinkime į festivalį atvykusius Vilniaus mokytojų namų vyresniųjų liaudiškų šokių grupę Šoktinis. 2009 metais suburtas Šoktinis augo, keitėsi ir į savo būrį priėmęs vilniečius ir iš kitų miestų į Vilnių atvykusius šokio mylėtojus tapo didelė šokio šeima. Entuziastingi, vieningi, gražūs ir protingi šokėjai ir balsinga jų vadovė yra šio kolektyvo stiprybė. Šoktinė kuriami pasirodymai, kuriuose ir gražiausi tradiciniai lietuvių sceniniai šokiai, ir nauja šokių choreografija, ir netradicinės liaudies šokio interpretacijos džiugina žiūrovus Lietuvoje ir pasaulyje. Ir jie šoks Klaipėdos suktinis Jonkelis. Choreografija Almos Lomsargės, lietuvių liaudies muzika ir kolektyvo vadovė pati Alma Lomsargė. Klaipėdos suktinis Jonkelis. Kągi, noriu pristatyti gal bene vyriausią kolektyvą šiandienos festivalyje - Radviliškio miesto kultūros centro vyresniųjų liaudies šokių kolektyvas Šelmiai. Šelmiai įsikūrė dar 1994 metais, dalyvavo visose pasaulio lietuvių dainų šventėse, Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šimtmečių paminėti skirtoje pasaulio lietuvių dainos šventėje. Šventinėje dienoje finalinėje dalyje buvo šokama kolektyvo Šelmių polka. Nekartą dalyvauta respublikinėme konkurse Pora už poros, kur net 2 kartus yra laimėtos pirmos vietos. Kolektyvas atstovavo Lietuvą Europos kultūrų festivaliuose, Europiadoje, Italijoje, Latvijoje, Ispanijoje, Danijoje, Šveicarijoje ir Lietuvoje. Surinktos koncertinės kelionės Lenkijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Estijoje, daug kartų koncertuota Latvijoje, garbingai atstovavo Radviliškį Europiado People festivalyje, taip pat Lenkijoje, Latvijoje, Prancūzijoje ir Radviliškėje. Oho! Oho, visa litanija apdovanojimų. Aš jau net metų nevardinau, nes tikrai ilgai užtruktume. O dabar matysime šokį, 2 suėjo, 3 apkalbėjo. Choreografija Aistės Norkutės, muzika Virginijos Pievos, kolektyvo vadovė Aistė Norkutė. Bet kol aš stovėjau užkulisiuose, prieina man
prie manęs vyriškis ir sako, bet ar tu tikrai turi šelmių moto užsirašius? Sakau, neturiu, sako, aš tau pasakysiu, turi būtinai pasakyti. Na ir koks gyvas? Tai žodžiu, Radviliškio šelmių moto yra, jei šokt, tai smagiai, o jei smagu iki ryto, bet dar būtinai sakė pridurk, kad nuotikių mes neieškome, nuotikiai susiranda mus patys. Tai aš sakyčiau, kad labai reikia gerai įsidėmėti šitos veidus, nes Radviliškio šelmiai, jeigu jau taip sako, tai neaišku, kaip čia tas šeštadienio vakaras pakryps, o su Radviliškio šelmiais gali pakrypti labai šelmiškai. Pasitikime svečius. Radviliškio šelmiai vyrukai išsiuntė moteriškės pašok, bet nebijokit, mes juos dar visus pamatysime. O dabar antrajam šokiui kviečiu Vilniaus mokytojų namų liaudiškų šokių grupę Šaktinis. Šokis Padekateris, choreografija Almos Lomsargės, muzika Algirdo Klovos.
Festivalio programa artėja prie pabaigos, bet tikrai tai dar ne paskutinis šokis. Antrajam šokiui noriu pakviesti Radviliškio miesto kultūros centro vyresniųjų liaudies šokių kolektyvą Šelmiai. Jie sušoks Gaspadorių polką, choreografija Raimundo Markūno, muzika Prano Tamulio. Ačiū Šelmiams, ačiū Jums už plojimus, nežinau kaip Jums, bet aš nespėjau mirktelt ir festivalio programa apsuko savo ratą ir pradėjome mes nuo Jonaviškių, nuo Varūnos ir šitą gražią šokių programą ir pabaigsime. Tai Jonavos kultūros centro liaudiškų šokių grupė Varūna, šokis apsukinis, choreografija Stanislovo Vaitkevičiaus, muzika lietuvių liaudės. Aš visą laiką prieš šokį paklausiu, ar greitas, ar saugus. Tai varūniečiai sako, bus ką veikti. Tai kad būtų veikti ne tik ką šokėjams, bet ir jums, kadangi tai yra paskutinis šokis, nors renginys dar nesibaigė, kviečiu ploti iš visos dūšios, trepsėti ir palaikyti Jonaviškius.
puikus, šaunus būrys šokėjų. Ačiū visiems už plojimus, prašome dar nesiskirstyti, nes dar laukia daug šiek tiek gražių, džiugių akimirkų. Ir iš tiesų šis festivalis neįvyktų be kolektyvų, be šokėjų, bet neįvyktų ir be nuostabių savo darbą mylinčių šių kolektyvų vadovų, kurios labai norime pakviesti į sceną. Taigi ir kviečiame Vilniaus mokytojų namų vyresniųjų liaudiškų šokių grupės Šoktinis vadovę Almą Lomsargę. Radviliškio miesto kultūros centro vyresniųjų liaudies šokių kolektyvo Šerniai vadovę Aistę Norkutę. Vilniaus miesto savivaldybės Kirtimų kultūros centro tautinių šokių ansamblio Vilniaus Pylimėjus vadovą Edgarą Subrūną. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvo Rinkis vadovą Raimondą Markūną. Elektrėnų kultūros centro liaudiškų šokių grupės Vijūnas vadovę Angelę Pačėsienę. Ignalinos rajono kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupės Varija vadovė Elena Skripkauskienė. Kauno rajono Garliavos kultūros centro šokių kolektyvo Vija vadovą Edgarą Šnipaitį. Raudondvario kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvo Vėjo malūnėlis vyresniųjų grupės vadovė Jolanta Zizienė. Taip pat Panevėžio kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvo Miestelėnai vadovą Justaną Grodskį. Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus liaudiškų šokių grupės Volungė vadovė Virginija Čerešienė Beviršė. Ir taip pat festivalio sumanytoja, renginio organizatorė Jonavos kultūros centro liaudiškų šokių grupės Varūna vadovė Gerda Mikalaitinė. Ačiū vadovams, ačiū visiems už tokį šiltą, gražų palaikymą, bet mums dar trūksta scenoje vieno žmogaus, mums trūksta Jonavos kultūros centro direktorės Jurgitos Serapinės, kuri įteiks padėkos raštus, sveikins, apkabins visus ir kartu parodykite, prašome, šitas labai pirmojo festivalio, nežinau, čia trofėjus, turbūt, ar ne? Suvenyras, sakykim, trofėjus. Taigi dabar viduriuką, taip nepasislėpkime. Mes dabar su Gediminu skaitysim, o gerbiama direktorė dirbs savo darbą. Taigi padėka Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvui Rinkis vadovas Raimondas Markūnas už energingą kupiną meilės liaudiškam šokiui pasirodymą. Taip pat Vilniaus miesto savivaldybės Kirtimų kultūros centro tautinių šokių ansambliui Vilniaus Pylimėlis vadovas Edgaras Subrūnas už energingą kupiną meilės liaudiškam šokiui pasirodymą. Padėka Vilniaus mokytojų namų vyresniųjų liaudiškų šokių grupiai Šoktinis vadovė Alma Lomsargė. Nuoširdi padėka Radviliškio miesto kultūros centro vyresniųjų liaudies šokių kolektyvui Šelniai vadovė Aistė Norkutė už energingą kupiną meilės liaudiškam šokiui pasirodymą. Padėka Elektrėnų kultūros centro liaudiškų šokių grupiai Vijūnas vadovė Angelė Pačėsienė. Padėka Ignalinos rajono kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupiai Gaja vadovė Elena Skripkauskienė. Padėka Kauno rajono Garliavos kultūros centro šokių kolektyvui Vija vadovas Edgaras Šnipaitis.
Dėkojame Raudondvario kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvui Vėjo malūnėlis, vyresniųjų grupiai vadovė Jolanta Zizienė. Dėkojame Panevėžio kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvui Miestelėnai vadovas Justas Nagrockis. Dėkojame Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus liaudiškų šokių grupiai Volungė, vadovė Virginija Čereškienė Deviršė. Aišku, nuoširdžiai padėka Jonavos kultūros centro liaudiškų šokių grupiai Varuna vadovė Gerda Mykolaitienė. O dabar visus kviečiu dalyvius arčiau į priekį bendrai nuotraukai kartu su vadovais. Drąsiau, o kur yra fotografai, pasižiūrėsim, fotografai irgi drąsiau prašom, kad visi matytųsi ir kad mes turėtumėm atsiminimą iš pirmojo festivalio. Visus dalyvius iš salės labai kviečiame, paskubėkit bendrai nuotraukai.